signataras ar disidentas kalėjęs lageriuose 20-30 metų norės uždegti žvakutę prie pačios prezidentūros. Galima jam tai padaryti, ar jūsų vyrai jį remia? Ne, aš klausiu taip, nes aš pats norėjau uždegti žvakutę ant prezidentūros laiko. Jūsų vyrai nemušė, aš dėkingas, aš uždegiau, palikau tą žvakutę ant prezidentūros laiko. Bet jeigu Nijolė Sadūnaitė, ar Antanas Terleckas, ar Algirdas Patackas, paskutinis politinis kalinys Sovietų Lietuvoje, norės uždegti žvakutę ne čia, bet prie prezidentūros durų. Ar galės tai padaryti, ar jūsų vyrai naudos prievartą? Mūsų prašymas būtų, kad vadovavimas įstatymų. Ar sąjūdžio laikais reikėjo klausyti? Vyrai, į mūsų pusę pereikite. Agirdit. Viską mes turime. Tada prašom pereiti į mūsų pusę. Palaikyti mus. Tai blogai darot. Apolitiškas esu vis. Manęs, kokias aš pareigas beužimčiau, nieks nenuvarytų. Nieks šitai pasielgti, ką aš mačiau per televiziją nuo 6, po 6:15 pradėjo transliuoti. Nei vienas nepasielgtų pareigūnas. tą noriu išgirsti. Ar jūs turit, nu, kiek sąžinės? O ką mes darom blogo? Jie nekalti, jie atėjo tik prižiūrėti tvarką. O ten žmonės ar darė policininkams ką nors? Ar darė? Tai jie ten irgi sako, mes nekalti. Mes tik atėjom tvarką prižiūrėti.